Čia mobilus? Panašu, kad. Seniai. Klausom. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su konduktorium šneku? Taip, sutraukime. Labai malonu. Sakyt, prašau, gal jūs netoliese esat kur nors nuo Uldukio, man labai reiktų su juo pašnekėt. A jūs šrikas iš Vilniaus? Taip, čia iš Vilniaus apskrities apsaugos skambina Rolandas Markevičius. Aišku, tuoj duodu. Jums prašau. Aš bus Vilniaus apsaugos Markevičius. Alio. Labas vakaras. Labas. Ponas, dabar toksai dalykas yra. Žinau, kad jūs vežat metalą. Taip. Metalo laužą. Sakykit, gal galima kaip nors dabar būtų pristabdyti vienoje vietoje, mums reikėtų tą metalo laužą atkabinti. Čia ne aš komandoju tą paradai. Tai aš suprantu tą dalyką. Todėl aš jums ir skambinu, kad viską aš sutariau iš šalies. O kas čia skambina? Rolandas Markevičius. Kas toks? Markevičius. Koks Rolandas? Nepažįstami mes esame. Jeigu iš tikrųjų mes esam, man atrodo, matęsi šiandieną jums 9 val. Prieš išvažiuojant į Panevėžio stotyje. Nemačiau aš jūsų. Aš jūs mačiau, aš kaip tik kalbėjau su budinčiaja. Tai budintis yra budintis, aš mašinistas. Tai sakykit, ar įmanoma sustot būtų? Mes už galbūt tam tikrą... Tada reikia eurai, mums toliau nieko sustojimo nėra. Nu, už tam tikrą, nežinau, gal šiek tiek, Nežinau, nieko, ne aš nieko viskas. Čia būtų 3 kilometrai nuo Radviliškio. Ragelį atiduodu konduktoriui. Duokit konduktorių. Klausom. Konduktorius, taip? Taip. Klausykit, tai... Matot, ką mes skambinam. Jūs ten tik tai dviesi ar daugiau yra tame traukinyje žmonių? Dviesi, tai kaip daugiau negali būti. Daugiau negali būti, ar ne? Nu. Matot, mes kažkaip norim čia prasukti tokį dalyką ir sakom, gal galėtumėt sustoti ten šiek tiek nuduotumėm, mes kaip ir finansiškai paremtumėm, reikia vien, nu, ta prasme, kaip čia pasakyti, reikia metalo. Ne, sakė, jokio čia nebus. Negalim, ar ne? Vilnius reguliuoja viskas. Aš tiesiog bejėgsime tą dalyką. Tai jūs daugiau tik tai viską ten važiuojate priekį ar atgal, ar ne? Ir daugiau nieko... Mes sustojim visur tiesiai. Nustotės lygiai stotės. O ten kažkaip seka, gali patikrinti, ar ne? Taip. Patys žinot, iš kur skambinat, patys žinot. Na jo, bet tai... Numerį tai Vilnių randės. Jo. O aš randuos Aukštaitijai. Nu tai būtų, kas privažiuotų. Tai va, aš tu sakau. Gaila. Na gerai, kur tu randėsi, kur aš randuos. O tenai jau yra kitas instancijas, jie mane saugo ir tai saugo, visus saugo. Ir dar mato jie viską. Supratau. O kokiu greičiu važiuoja dabar? Kaip palinstrukcija 80. Neviršijat? Ne, kaip viršysi. Į kalną važiuoji. Supratau. Neviršykit, nes gali sustabdyti. Gerai. Nu. Gerai tada. Laimingo kelio jums. Atsiprašom, kad sutrukdėm. Nu ką galiu pasakyti, vonios neišgeriam, bet nusrebėm taip pastebimai, aš manau. Taip. Nu ką, traukinio nesustabdėm, kitas žingsnis, klausyk, bandysim nuleisti lėktuvą, sen.